sutuoktinį mes gauname kaip mokytoją, kaip gyvenimo mokytoją. Galima sakyti, kad tai yra idealus gyvenimo mokytojas arba pats geriausias, koks gali būti gyvenimo mokytojas. Ir kylančios šeimoje situacijos, jeigu lygint įvairiausias dvasinio ir asmenybinio augimo praktikas, mokyklas ir tradicijas, iš tikrųjų į šeimos modulį, į šeimos vidų galima sutalpinti praktiškai visas įmanomas dvasinės tradicijas ir viską vykdyti šeimos santykių lygyje, šeimos santykių eigoje. Nes šeimoje vyksta visas spektras, visa skalė išgyvenimo patirčių, nuotykių ir jausmų. Šeimos santykiams galioja bendras principas, kurį reiktų kartoti vos ne kiekvieną dieną ir vos ne kiekvienoje šeimininiai, probleminiai, kriziniai situacijai. Mes turime pradėti nuo savęs. Mes pirmiausia turim tvarką įsivesti patys savo viduje, savo mintyse, savo jausmuose ir savo fizinėme kūne. Ir tik po to norėti ko nors iš savo antrosios pusės.